Labadiena, sveikinuosi iš NES Drift ir Baltic Drift čempionatų finalo Latvijoje bei Kerniekų trasoje. Važiuosim Raganų katilo layoutą ir atsivežiau savo pirmuką, bandysim pasivažinėti. Sąlygos, kaip matot, neidealios, tai šiandien visą rytą realiai pliaupė, prognozės rodė, kad bus sausa, biškai pasikeitė. Nėra labai ramu, nes į šitą trasą važiavau tik dėl to, kad žiauriai kieta trasa ir noriu joj daugiausiai taimo ir šiaip, kuo baisiau važiuoti, to smagiau, reikia neužmigti prieš artėjančius čempionato etapus ir panašiai. Sudėjau su tuo, kad atvažiavau tik dėl to, kad šiurpi trasa ir dar bus šlapia, nu, čia bus įdomu. Realiai jau atsisveikinau su Subine, manau, kad nenori ją vis tiek palaidosiu. Pernai metais čia nemažai atsitrankiau užpakaliu ir tiesiog labai neatlaidi trasa. Viena klaida, bet kurioje trasos vietoje realiai reikš, kad tu esi ne linijoje, važiuoji kažkur ne ten, kur reikia ir tiesiog mirsi. Bus įdomu, labai laukiu, labai reikia šlapios į taimo, nes spalio 5 nusimato etapas Kerniekų main tracke ir žinant, kad tai ruduo, kad tai Latvija, tikėtina kalistai. Šitas įtaimas dabar yra auksinis. Bandysim pasižiūrėti, kaip veikia padangos ant šlapio, kokį ten norus reguliuoti ir viską. Tai tuo treniruotės prasideda, šokiam į mašiną ir tikimės ne iš karto supilsim, o progresyviai. Tai varom šlifuoti trasas. Pasibaigė pirmą treniruočių sesiją ir vieną kartą stuktelėjau, tai tik vienintelį ir net nepasistatymą. Pasistatymą kažkaip apsipratau ir išmokau padaryti tokį pusėtiną. Labai sunkios sąlygos, nes pradėjau nuo pilno išlapio, tada jau antras ratas jau biškai sausėjo ir tada sausėjo, bet niekad negavau pavažiuoti ant pilno sauso. Tai trasa vis tiek buvo tokia pečiai, sakykime, ir pastoviai šuoliuojantis sukibimas, kas yra labai komplikuota, ypač tokiai trasai kaip šita. Vienu ranu, man atrodo, vieninteliu išėjau front clipą, kažkaip biškai netaip suvažiavau, ko pasiekoju išvažiavau tokią ilgą arką plačiai, tiesiog stovėjau sukrauta padangų krūva, tai jau lupau aš ją gerai, nes net stuktelėjimą pajaučiau. Čia turbūt vamžiu aš numušiau tas padangas ir viską ištaškiau, bet kažkaip viskas sėkmingai, taip Subinė padaryta, kad nieks realiai neįsitaškytų, duosim karštai bulviai palipinti ir viskas, ketvirčio tikrai nekeisim iki sezono galo. Kol kas dar yra kvala ir gal toliau varžybos, tai kol kas visos dalys yra gyvos, tai reikia palaikyti šitą trendą ir tiesiog viskas, treniruočių daugiau negausiu, panašu, kad ir toliau džius ir kvalą važiuosiu arba vėl ant pusėtinų sąlygų arba ant pilno sauso, ko dar šiandien nebandžiau, tai bus įdomu. Pradėjom su low boostu ir turbūt ties kokiu trečiu ranu, sakau, jau jungit atgal boostą, nes tiesiog pradėjau mašiną ant tempimo eit, jau atrodo nebeištempė, tuoj nebeištems to posūkio ilgojo, tai pasižiūrėjau medžiagą, nepataikau išorę, kur reikia, turiu problemą, kad mano antras bėgis yra gerokai per trumpas tam, o trečias bėgis yra gerokai per ilgas tam.
Tai čia reikėtų visai kitokios redukcijos, aš jau tokios nebeturiu, realiai reduktorios man reikėtų su 4 kažkiek skaičium. Lekiam su to, ką turim, viskas gerai, manau, kad pūstelsim biškį daugiau orio, iš to turėsiu daugiau, sakykime, galios, tai tiesiog mašinai bus lengviau suktis ir galėsiu datempti toliau, plačiau. Tai va, planas toks, būt gerai tokį ir išlaikyt. Vis kol kas, viskas čia ledas. Jāmēģina uzlabot sniegums uz otro braucienu. Tālāk mums Oskaras Jodis, 13. numurs Lietuva, kā nākamā valsts mums trasē. Oskars Jodis ar labi jau plaši izmantot pirmās sērijas BMW. Ieskrējiens zonā, iemetiens it kā izdodas ļoti plaši Oskaras Jodis, bet noturās trasē. Mums ir prieks, viņam prieks, trases personālam arī prieks par to. Un Kaspar dūmu māko no Oskaras Jodis automašīnas. Neko neredzam, cik tālu viņš iebrauc tajā zonā ārējā vai ne. Bet ļoti plaši un Kaspar labu braucienu no Oskaras Jodis. Jā, skatītāji arī ar aplausiem novērtējam. Droši skatītāji, ja jums skatīja kāds brauciens. Tikmēr mums nākamais braucējs jau starta Oskaras Jodis kā nākamais. Aiziet Lietuvas braucējs, pirmajā braucienā jau būs diezgan labi pārsteidza. Agresīvs iemetiens no Oskaras Jodis puses, labi paņem ārējo zonu. Un tagad dodās pāri kalniņam, nu jau ieplakas daļā. Mēģinās tikt līdz ārmulē, diezgan smuki tuvu arī tas izdodās lietuvietim. Tagad vēl viens pārmetiens viņam atlicis šajā kvalifikācijas braucienā. Arī tas ir laba ārmala Oskaras Jodis. Good run by Lithuania. Все, suvažiavau abudu savo kvalos ranus, tuo pačiu tai buvo mano pirmieji ranai dienoj ant sausos dangos. Ir ką galiu pasakyti, labai pataikėm pakeitimus. Tai pakeitimai šokom iš Pro mišinio į Maxo, kas man biškai palengvino važiavimą ir pakėlėm slėgį iš 1 baro padangose į 2, kas vėlgi man palengvino važiavimą. Man buvo problema, kad aš vidum nueinu su proškėm jau kai pradėjau sausėti ir nežinau, ar tiesiog danga pradėjo taip periodiškai sausėti ir neįsisukdavo tą mašiną, ar kas, bet man atrodė, kad trūksta ten galios pasiekti tuos kampus. Dabar su Maxis ant sauso. Va, parskambinau abudu, pirmų gavau 79 taškus, kas šiaip iš pažiūros atrodė, gal ir biškutį daugiau galėjau patempti, bet neliūdėjau, nežinau, kad turiu dar antrą ir antras buvo geras. Įleidau 95 taškus su pasitikėjimu, aišku, to pasitikėjimo, ten taip per žingsnelį nuo mirties. Pasistačiau, jaučiau, kad baisiai ir tiesiog laikiau, žiūrėjau, kas bus. Nenusirašiau, likau ant trasos, viskas gavosi, atlikau korekcijų už klaidas, kurias padariau pirmų ranų ir suvokiau labai greitai. Tai, 95 taškai, kvalos, kol kas esam viršui. Žodžiu, bet kuriuo atveju esam kvalos viršui, kas yra smagu. Smagu, kad tai mano pirmi sausi ranai ir taip gerai pasisekė. Dar yra niuansėlių, galėtų Vilspydas būti kitoks, būtų dar lengviau važiuoti, dar ten kažkas. Ai, ką žinau, lekiam, viskas, leidžiam už visus taip. Daiktų nereikia pakuotis. Varom į briefingą ir rytoj antrą dieną važiuosim poriniuose, tai lekiam. Kol videkas labai neįsibėgėjau, truputį stabtelkim. Noriu parodyti vieną kietą dalyką. Turim žiauriai kietų maikių. Tai naujas dizainas ir yra 2 būdai jas gauti. Tai visų pirma, atvarykite į renginius, ten jų turim. Visų antra, dabar padaunosim 2 maikės 2 laimingiem žmonėm, kurie pafollowins Instagramą Suboskė apačioje brūkšniukas Racing. Tai tiesiog, ką reikia padaryti, užeiti Instagramą, Suboskė Racing, pafollowinti jį ir viskas, automatiškai dalyvauti. Po 5 dienų išrinksim 2 laimingus žmonės ir padovanosim 2 tokias maikės.
Dar. Labą dieną, antrą dieną raganų katilas. Šiandien sulikim treniruotės gavo man vėl rytas, vėl visiškai šlapia danga. Ir dabar turim 2-3 valandų tarpą, kai plėskė saulytė ir labai tikėtina, ir 99 turbūt procentai, kai lėksi man pilnai sausos dangos. Tai vėl, treniruotės yra visiškai apie nieką. Šiandien jau sekėsi gerokai sunkiau ant šlapio, važiavau su kitokiam padangom. Vakar turėjau Pro vieną komplektą atsivežęs, rydą mušinėjau ant to šlapio, viskas buvo. Šiandien su Maksais jau nebe taip kimba, tiesiog kietesnė padanga ir iš to mišinio jau nesukimba. Tai vienintelė žala, kas atsitiko biškutį. Brūkštelėjau galu, pamečiau ten kamštuką, kuro užpylimo, bet jau matau parnešį, tai viskas gerai, jokios realiai žalos nuo jos. Tie patys loštai dar biškį labiau patraukinėjo, porą kartų stuktelėjau ir tiek, eisim patikrinti suvedimą, ar niekas nepabėgo, nes man atrodo ir ratu stuktelėjau. O taip viskas. Tiesiog buvo labai sunku stabiliai ir pasistatyti ir tiesiog surasti tą sukibimą, išsitempti iš visų zonų, kaip sakyti, iš išorių. Tiesiog nuleidinėjau ratus, netilpau trasoje, žodžiu, daugiau chaoso. Vakar jaučiaus geriau. Labai nestresuojam, danga visiškai kardinaliai pasikeis, tai vėl viskas bus absoliučiai per naują. Kvalifikacijai užėmiau 4. vietą. Pradžiui tai ir per laivą, ir per oficialius jų visus lenteles teisėjų. Buvau gavęs 95 taškus, briefingą kažkaip jau pasidarė 93. Tai vietos nekeičia, nestresuoju dėl to, vis tiek esu 4, bet kuriuo atveju ir gausiu bairaną. Tai tikiuosi bus baironai, tikiuosi gausiu pasibandyti trasą, bus realiai vienas trenkių ranas, tada važiuosim į varžybas. Tai tikiuosi labiau nesupilsiu ir gerai pasivažinėsiu. You must be think you got it. Think you got it. You must be think you got it. Think you got it. You must be think you got it. Think you got it. You must be think you got it. Think you got it. You must be be all nothing. Reminds me of the story. Šiau sulėkėm top 16, gaila biškai nepasisekė. Lydą biškutį nuleidau ratą ir paskutiniam klipe jau taip rūkščiai parlėkiau kampu, labai pasfelinau greitai, didelis kampas, viskas jau maniau tiek šitas padangas, bet kažkaip išlikau ant asfalto, likau klipe ir šiaip atrodė gan ok viskas, bet tas turbūt teisėjam nepatiko ir nubaudavo. Ir Chase Run'e galėjau gal biškai arčiau būti, bet šiaip overall Chase Run'as atrodo geresnis, tai oponentas neparodė labai stipraus lydo, bet to matyti užteko, tiksliau, mano klaidų užteko, kad atsvertų jo vidutiniškas lydas ir pergalė jam. Viskas ok, atvarėm pasitreniruoti, galvos nenuleidžiam, bet norėjusi biškai dar palakstyti, kitoj, kai būčiau važiavęs su Merilo, tai būtų buvę labai įdomu, bet yra kaip yra, pasitreniravom jau ir taip pakankamai, pasivažinėjom ant šlapio, pasivažinėjom ant sauso, atsišaudėm Raganų kalną, žinom, kad kitą kartą reikia atsivesti visai kitokią redukciją ir turėtų būti dar lengviau. Tai bus matyt, kada čia sugrįšim, bet trasa tai kosminė, pasivažinėjimas kosminis, mašina išgyveno, viskas gerai. Aplamai kvalifikacijoje būti 4. tarp piktų dėdžių jau yra pasiekimas, aplenkiau, sakykime, nemažai kietų pilotų, tai jau čia savaime liuks. Tiek šiam savaitgaliui, pakuojamės mašiną, lekiam namo
ir ruošiamės sekančiam etapui su šitą mašiną. Tai bus spalio 5 Rygoje sezono uždarymas ir kovosim dėl vietos lietuvių įskaitoje. Tai susimatom ten.